Man pats pagrindinis sportas visgi yra futbolas. Ir kažkur už, nežinau už kiek, bet gal už poros valandų turėtų prasidėti varžybas Chelsea prieš Interą. Ir aš, aišku, nebespėsiu pamatyti, labai gailiuosi dėl to. Ir ne kiek gaila, kad nepamatysiu tų varžybų, bet kiek gaila, kad neišgirsi Nerijaus Kesmino. Nes Nerijus Kesminas yra mano idealas. Jis gali pakomentuoti beleką, jis gali pakomentuoti krepšinį, futbolą, laidotuvės. Ir mano didžiausia svajonė yra, kad jis kada nors pakomentuotų humoro klubo pasirodymą Kaune. Na ką, sveiki susirinkę į Kauną, į dabartinę humoro sostinę, pramogų centrą Nautilus. Nautilus talpinančius 300 žiūrovų Sausakimša salė čia. Ir, na, nebereik, nes laukia tikras humoro spektaklis, atvyksta klubas iš sostinės, humoro klubas. Na, nepajėgiausių sudėties atvyksta klubas, šiandien nepamatysite Anastasijos Zemliauskaitės, kuri neseniai tapo tėvu. Tačiau gera žinia ta, kad sirgaliams, kad į startinę sudėtį sugrįžtų Justinas Jankevičius, na, neabejotinas komandos lyderis. Šis humoro vunderkindas iš Vilniaus paliko man didžiulį įspūdį iš pirmo sezono. Turbūt visi atsimenate taiklę repliką apie Roką Žilinską. Paklaustas, kodėl jis neatstovavo klubui paskutinius pusę metų ir ar tai turi kiek nors įtakos traumui patirtai Klaipėdoje? Ne, atsakė Justinas. Tiesiog manimi domisi turtingesni ir rimtesni klubai. Chorų karai, trečias būtų. Arogantiškas Justino atsakymas, kuriam, nepavyko išsaugoti TV Anties nuo pažeminimo į Lietuvos 3-ojo programą. Ir tai sklinda iš to paties žmogaus, kuris dar prieš pusę metų laikė ranką prie krūtinės ir sakė, humoro klubas mano namai. Čia aš subrendau, čia aš užaugau. Ir niekada jo nepalikčiau, melavo Jankevičius. Nu, kalbant apie šias varžybas, bus nelengva, bus sunku, sakė Mantas Kalninas, kuris turėtų pasirodyti prieš ilgąją pertrauką. Na, visada yra sunku pasirodyti svečiuose, kur gali būti nušiltas ar nuvytas nuo scenos. Be to, mes šiam pasirodymui turėjome tik 3 savaitės, kas, na, humoro terminais yra labai mažai, bet tikrai stengsimės, prajuokinsime publiką optimistiškas Kadleris. Na, šiam kartui tiek, jums pasirodymą padės stebėti Nerijus Kesminas, Lietuvos rytų sporto žurnalistas. Pasirodymą baigė ir Mantas Kadleris, aplodismentai jam, ačiū.